Pradėk nuo to, kad susirasi patogią sau sėdimą vietą. Gali sėdėti ant pagalvėlės, ant grindų, ant kėdės. Leisk savo stuburui išsitiesti, kad jis būtų tiesus ir atsipalaidavęs. Švelniai nuleisk pečius. Gali užsimerkti, kad labiau nukreiptum dėmesį į vidų. Arba tiesiog palik akis šiek tiek pravertas, nukreiptas žvilgsniu priešais save. Kai įsitaisysi, pajusk, kur tavo kūnas liečiasi, kur remiasi. Pajusk, kaip pėdos remiasi į grindis, nugara liečia kėdę ar pagalvę, sėdmenis. Leisk sau būti visiškai šiame momente. Dabar švelniai nukreip dėmesį į savo kvėpavimą. Ir kelias akimirkas tiesiog stebėk kiekvieną įkvėpimą ir iškvėpimą. Pajusk arba įsivaizduok, kaip kvėpavimas įeina ir išeina iš kūno. Jis sukelia ramybę savo ritmu. Laikydamis dėmesį ties kvėpavimu, pradėk lėtą kūno skenavimą nuo galvos, viršaus iki kojų pirštų. Kai tai darai, pastebėk, kokias emocijas ar jausmus jauti, kas kyla. Stebėk šias emocijas be jokio vertinimo, tiesiog pripažink, kad jos yra. Iš šių emocijų pasirink vieną, į kurią norėtum įsigilinti labiau. Paklausk savęs, kurioje kūno vietoje ši emocija jaučiama stipriausiai. Pabandyk ją surasti. Dabar pasigilink į šios emocijos savybės. Pagalvok apie jos dydį. Ar ji didelė? Ar maža? Pastebėk jos ribas. Ar jos aštrios, ar švelnios? Įsivaizduok šią emociją. Ar ji turi spalvą? Jei taip, atkreip dėmesį, ar ta spalva pastovi ar besikeičianti. Pajusk jos svorį. Ar emocija sunki, ar lengva? Gali pastebėti jos judėjimą. Ar ji dinamiška, ar statiška? Pagalvok apie jos tekstūrą. Jei galėtum ją paliesti, ar ji būtų kieta ar minkšta, šiurkšti ar švelni? Kai būsi pasiruošęs, pabandyk įvardinti šią emociją. Kas tai? Jei pavadinimas ateina sunkiai, tai visiškai normalu. Tiesiog tęsk emocijos stebėjimą su švelnumu, smalsumu ir be jokio vertinimo.
Leis sau pabūti su šia emocija, mokytis iš jos, kai ji tampa tau vis aiškesnė ir aiškesnė. Lik šiame procese, suvok ir užmesk ryšį su savo emocija. Kai pajusi, kad pakankamai supranti ir pajusi pakankamą komforto lygį, švelniai atsimerk ir grąžink dėmesį į kambarį, atsinešant su savimi šį naują emocinį suvokimą.